Šiandien būtų viena iš paskutinių 365 dienų, niekas iš išorės nepasikeistų. Saulė tekėtų taip pat, telefonas vibruotų taip pat, žmonės kalbėtų taip pat, pasaulis skubėtų taip pat, pasikeistų tik vienas dalykas — tavo santykis su laiku. Staiga suprastum, kad ne viskas verta dėmesio, ne viskas verta energijos, ne viskas verta konflikto. Triukšmas netektų svorio, smulkmenos subyrėtų, likti pradėtų tik esmė. Viena svarbi užduotis, vienas svarbus pokalbis, vienas svarbus sprendimas ir to užtektų. Laikas nėra fonas, laikas yra kapitalas, kiekviena diena dalis galutinės sumos. Jeigu šiandien būtų viena iš paskutinių 365 dienų, tu mažiau įrodinėtum, mažiau lygintum eiti, mažiau skubėtum dėl to, kas nesvarbu, bet daugiau užbaigtum, daugiau pasakytum, daugiau išdrįstum, daugiau susitaikytum, ne teorijoje, praktikoje. Tu nebandytum tapti kitų žmogumi, tu bandytum būti tikresniu, ne didesniu, ne garsesniu, tik suderintų, tu pradėtum saugoti energiją, nes ji ribota, tu pradėtum rinkti žodžius, nes jie riboti, tu pradėtum užbaigti darbus, nes neužbaigtumas įtampa. Ir gyventum taip, kad suma būtų prasminga. Kodėl gyventi taip tik tada, kai lieka 365 dienos? Kodėl laukti ribos, kad atsisakytum nereikalingo? Kodėl neatimti šiandienos to, kas rytoj atrodys nereikšminga? Ramybė paskutinę dieną, neprasideda paskutinę dieną, ji prasideda šiandien, kiekvieną dieną, kai gyveni su kryptimi. Jeigu šiandien būtų viena iš paskutinių 365 dienų, ką pasirinktum padaryti kitaip? Ir svarbiausia, kodėl to nepadarai dabar? Paskutinė diena nėra bausmė, ji yra patikrinimas. Ar gyvenai atsitiktinai? Ar gyvenai su navigacija? Dabar